Na, žinokit, iš tikrųjų, kiekvieno žmogaus gimimo datoje yra užkoduota nemažai informacijos ir viena iš tokių įdomiausių temų, kur mes galim sutikti savo tinkantį partnerį. Tai netgi tokia gera instrukcija yra, ne, ką daryti ir kur eiti, jeigu jaučiat, kad atėjo laikas naujiems rimtiems santykiams, arba nerimtiems. Pagal konkrečiai jūsų gimimo datą, maloje, labai aiškiai matosi, kad didžiausia tikimybė sutikti savo žmogų yra kelionėje, dažniau keliaukit, arba per draugus, pažįstamus, bendrą kažkokią kompaniją, nepamirškit pasakyti, kad ieškot. Taip pat labai stipriai rodo kažkokią šventinę atmosferą pas jūs. Tai gali būti gimtadienis, vestuvės, kažkoks renginys ar tiesiog vieta, kur žmonės susirenka paminėti svarbią kažkokią progą ir pabūti kartu. Ten irgi. Ir dar svarbus niuansas. Tokios pažinties jūs greičiausiai tikrai nepraleisit, nes labai dažnai būna tas jausmas, oho, kažkas čia ne šiaip savo, ne? Tarsi tas gyvenimas specialiai jūs suvedė. Labai geras klausimas, ne ką pasirinkti, pirmą ar antrą vyrą. Jeigu kalbam apie rimtus santykius, bendrą gyvenimą, šeimą, daugiau potencialą aš matyčiau su pirmų vyrų. Su juo tikrai lengviau kurti stabilumą, priimti bendrus sprendimus ar jaustis partneriais. Na, o jeigu labiau norisi stipresnės traukos, daugiau aistros, emocijų, tai tada antras, nes santykiai su juo labai ryškus, tačiau kartu ir labai intensyvesni gali būti. Tokia sąjunga tikrai dažnai labai skatina augimą, naujas patirtis ir stiprius jausmus, gali būti šiek tiek abuzyvinė istorija. Todėl, jeigu klausimas būtų, su kuo kurčiau ilgalaikius santykius, tai rinkčiau pirmą variantą. Jeigu klausimas būtų, su kuo stipriausia chemija ir fizinis suderinamumas, tai tada rinkčiau antrą. Oi, koks geras klausimas. Pirmas dalykas, kurį noriu pasakyti. Tai, kas jūs labiausiai erzina partnerio elgesyje šiandien, pačioj pradžioje, greičiausiai niekur paskui nedings. Todėl nereikia tikėtis, kad po vestuvių, ten vaikų, žmogus taps kažkuo kitu. Visi mes turim ir pliusų, ir minusų, ir geriausias suderinamumas yra tada, kai partnerio silpnos vietos jūsų netrigerina. Arba jūs randat tą kompromisą. Todėl, jeigu kyla klausimas būti ar nebūti, aš pirmiausia paklausčiau, ar mes galim susitarti, ar aš galiu priimti šią žmogaus savybę, jeigu jį nepasikeis. Nes dažnai santykių pamoka yra nepakeisti žmogų, o suprasti, ką jūs galit priimti, o ko ne. Astrologiškai tiksliai nepasakysiu, nes tam reikėtų abiejų gimimo laikų ir vietų, todėl dabar žiūriu per numerologiją. Ką matau? Pas jūs tikrai stiprus poros suderinamumas, labai gerai sutampa meilės kalba, stiprus labai emocinis ryšys, daug bendro humoro, buityje jums lengva būti kartu, net jei, pavyzdžiui, gyvenimas kažkada išsiskirto, netikėtina, kad kitus partnerius vis tiek lygintume vienas su kitu. Silpniausia vietų, kurie aiškiai matosi, moteris poroje yra ambicingesnė ir labiau orientuota į tikslus. Todėl svarbu iš anksto susitarti, kokio gyvenimo abu norite ir nebandyti vieną kitą keisti. Taip pat daugiau dėmesio skirčiau vaikų auklėjimo klausimams, nes čia jūsų požiūriai gali ne visada sutapti. Bet apskritai aš matau porą, kuri turi labai daug bendrų taškų ir tikrai gali kurti gražius, ilgalaikius santykius. Dar labai įdomus momentas, aš porose visada žiūriu vadinamą į tokį suderinamumo indeksą. Yra 3 meilės lygiai, dauguma porų gyvena antrame lygyje, kur santykius reikia sąmoningai kurti ir puoselėti, kitaip jie, kaip suprantate, nenyksta. Jūsų suderinamumo indeksas yra net 82% iš 100. Ir tai yra tikrai labai daug. Dažniausiai matau poras, kurių suderinamumas siekia nuo 40 ten iki maks 60%. Todėl ten reikia nemažai įdėti darbo, kad pora tikrai gyventų ilgai laimingai. Pas jūs ryšys labai stiprus ir man atrodo svarbu tai vertinti, nes ne kiekvienam žmogui gyvenime apskritai duoda patirti tokią stiprią trauką, tokį artumą ir tokį jausmą, kad šalia yra savas žmogus. Tai vertinkite. Na ką, mėlėjai, šiam kartui tiek atsakymų į klausimus. Dabar žinot bent, ką galima pas mane klausti. Tai šiandienai tiek. Uždarom kompiuterį. Kas nori atsakymą apie savo santykius, registruokitės konsultacijai.
tikrai priimsiu, suderinsim laiką, viską sužinosit ir apie, žodžiu, viską. Tai registracija, kainas, visa informacija yra mano svetainė, arba tiesiog rašykite asmeniškai, aš viską papasakosiu ir mes atrasim tą jums tinkamą būdą. Nes yra pilna konsultacija 1-1.5 valandos, o yra vieno klausimo tokia paslauga. Gal jums reikia tik sužinoti, kur sutikti, arba ten tik kažką trumpai. Tai yra ir tokia paslauga. Tai žodžiu, rašykit, mielai, kaip visada, atsakysiu.